Sveiki iš mano lovos. Dar ne iš ligoninės, bet galimas variantas, kad ten atsidursiu, jeigu taip toliau bus. Bet norėjau tiesiog pranešti, kad šią savaitę nebus video jokių, išskyrus šitą, nes norėjau pranešti, kad jaučiuosi labai blogai ir tiesiog negalėsiu nufilmuoti jokių video jums, tikiuosi suprantate. Tiesiog labai bloga sveikata, viskas, kas gali blogai yra, ta prasme ir lik kažkoks kaip gripas ir vėmiu ir viduriuoju, žodžiu, viskas, kas gali būti blogai, viskas blogai ir be perstojo galva skauda ir visa kita. Gal kiti normalūs žmonės jau senai būtų išsikvietę greitąją, bet aš esu toks žmogus, kur visą laiką noriu viską atkentėti pirmą, kiek galiu, ir tik tais paskutiniu momentu jau nebeiškenčiu tuomet, kai jaučiuosi greitąją. Iš tikrųjų nežinau, gal daug žmonių tokių yra, o gal kaip tai kiti dažniau kviečiasi tas greitasis, nebijo, bet man kažkokie yra, nežinau, gal po tiek laiko, po tiek visko su sveikata patyrus, gal tiesiog tos ligoninės nėra mano mėgstamiausia vieta, tai aš tiesiog gal šiek tiek ir bijau kartais kviestis greitasis, kol nebūna visiškai tragedija. Bet tiesiog šią savaitę aš turbūt nelabai pakilusi iš lovos. Tai norėjau jums pranešti, kad tiesiog bus truputėlį pertrauka tarp mano video kūrimo čia. Bet ką galiu pasakyti ateičiai, tai kad esu suplanavusi labai cool, labai fainą gruodžio mėnesio turinį ir tikiuosi jums patiks. Ir tie, kas galbūt mane iš seniau seka iš TikToko, gal turės tokią mažą nuojautą, apie ką aš šneku ir apie ką bus gruodis. Bet jo, tiesiog laukiu labai gruodžio. Truputėlį ne kaip prasidės dabar mano savaitė. Bet ką padarysi, gal lapkričio mėnesis bus toks mažiau aktyvus YouTube'ai. Bet sveikatos nepasirinksi, kaip sakant. Tai tiesiog norėjau jums pranešti, nes, nežinau, atrodo, nusipelnėte, kadangi savo turinį dažniausiai keliu visą laiką vienodu laiku, vienodas dienas, tai pagalvojau, kad kiti žmonės gali pasigeisti tų video. Bent aš žinau, kad kai žiūri kitus žmonės ir laukiu jų video, jeigu kažkas kažko neįkelia, kad pasigendu, tai norėjau pasakyti, kad turiu priežastį dėl ko. Tai tikėkimės, pasveiksiu. Tiesiog vau, negalvojau, kad kai taip blogai būna kiekvieną dieną, atrodo pamiršti, kad gali būti dar blogiau. Ir gali visokie kitokie dalykai, kaip sakant, kūne sugesti. Kai esi pripratęs prie sąnarių skausmų, prie visų tokių raumenų skausmų, pamiršti, kad gali visos kitos funkcijos kūne irgi, kaip sakant, sugesti. Tai kai viskas vienu metu sugenda, tikrai negerai, bet tikrai prižadu, kad jeigu nebeatlaikysiu, tikrai išsikviesiu greitąją, nes reikia. Jeigu, kaip sakant, negali prarasti per daug skysčių ir visą kitą, nes tuomet nieko gero iš vis. Bet jo, bet to atsiprašau už tai, kaip atrodau. Gal čia dar gerai atrodau, kaip po tiek visko, nors turbūt baisiai matosi išvargimas pačiam veide. Bet jo, tai šįkart tiek,
tikiuosi suprantate, tikiuosi palauksite, kuomet aš sugrįšiu į YouTube. Nežinau, kada tai bus, bet tikrai bus, tik reikia man atsistatyti. Tai šį kartą tiek. Iki.